Dabar pabandykime atlikti skaičiavimus lentelėje. Turiu tokią lentelę, čia yra kiekis, čia kaina ir mums reikėtų atrasti sumą. Tai yra 5 sudauginti su 3. Aišku, galima dauginti 5 kart 3, bet tai neįdomu, kai pasikeis mūsų skaičiai, kažkokiu būdu turėtumėm pakeisti ir tą galutinę sumą, todėl reikėtų atlikti skaičiavimą su langeliais. Kas turi patirties Excel'e skaičiavimuose, tam tai nėra sudėtinga, nors Wordas nėra pritaikytas tokiems skaičiavimams. Dabar kaip ir Excel'e lentelės stulpeliai, turėtų būti sužymėti raidėm. Pirmasis stulpelis A, antrasis B, trečiasis C turėtų būti, toliau eitų D stulpelis ir paskutinis ABCDE stulpelis. Ir analogiškai čia turėtų būti pirma eilutė, antra eilutė, trečia eilutė, ketvirta eilutė, penkta eilutė ir šešta eilutė. Tai va, dabar šitas penketukas yra C stulpelyje ir antroje eilutėje. 3 yra D stulpelyje ir antroje eilutėje. Mes suskaičiuosim dabar jų sandaugą. Stovim ten, kur turi būti mūsų skaičiavimas, tai yra suma LT stulpelyje, spaudžiam formulę fx ir čia jis mums siūlo sudėti, viską susumuoti į kairę, tai yra sudėtų 5 ir 3 gautumėm 8, mums taip nereikia, šitas formulę nutrinkim, paliekam lygybę, kiekvienas skaičiavimas turi prasidėti lygybę ir rašom C2 ir padauginta žvaigždutė iš D2. Taip, ir spaudžiam OK ir mes turim 15. Analogiškai ir čia darom. Vėl spaudžiam formulę, dabar jau siūlo sumą į viršų, mes nesumuojam viršui, mums tik vienas yra. Dabar dešimtukas stovi C stulpeliai trečioje eilutėje, C3 padauginta iš D3 ir vėl spaudžiam OK ir turim 20. Viso mums reikėtų sudėti 15 ir 20, turėtumėm gauti 35, bet mes galim tiesiog paspausti ir dabar mums siūlo susumuoti į viršų visus. Labai gerai, mes sutinkam ir sakom 35. Dabar mums reikia nuo 35 paskaičiuoti 18%, sakykime, PVM mokestį. Vėl formulę ir dabar skaičiuojam, 18%. 35 liktai stovi E stulpelyje, ir pabandykim, nors yra vienas niuansas čia. Bet bandom. E ir yra ketvirta eilutė, padauginam iš 18, arba tiksliau galbūt ne 18%, aš padauginsiu 0,18 ir spaudžiam OK ir gaunam E4 ne lentelėje. Kodėl taip yra? Word'e kiekviena eilutė turi savo stulpelių skaičiavimą. Jeigu šičia vienodai ir toj eilutė yra vienodai stulpelių, tai šičia jau trečioji, šitoj yra ketvirtoji eilutė, jau yra truputėlį kitaip. Čia A, čia B, o čia yra C, o tas yra D. Nes čia C ir D susijungia, tai C lieka, o čia jau D. Todėl darom iš naujo, arba tiesiog galbūt pataisyti reikėtų ne E, o D. 4 ir čia OK ir turim 6,3. Dabar bendra suma, vėl reikėtų žiūrėti 35 ir 6,3, kur stovi. O taip darom ir vėl nutrinam šitos dalykus, visus, kos mums nereikia, 35 stovi. A, B, C, D stulpelis ir
pirma, antra, trečia, ketvirta eilutė ir plius, o šičia PVM 6,3 yra AB, tai bus B stulpelis ir, reiškia, 5 eilutė. Spaudžiam OK ir turim šitaip. O liktai visus atlikom, bet Word'e yra tokie nemalonūs niuansai, kad skaičiavimai juose pasidaro be galo sunkus. Reiškia, jeigu aš pakeiščiau, pavyzdžiui, pirkčiau ne 5 diskelius, o kokią 50, tai automatiškai suma nesikeičia. Kaip matot, liko 15. Jeigu aš noriu pakeisti, aš turiu pasižymėti ir dešinę peleis iššaukti kontekstinį meniu ir tada sakyti atnaujinti lauką, update ir turiu 150. Jeigu čia vėl padarysiu, sakėm, vėl 5, o šičia 100, tai va, vėl turėčiau viską, reiškia, atnaujinti ir taip toliau. Arba tiesiog Ctrl+A viską žymėtis ir vieną lauką, jeigu atnaujinsiu, tai atsinaujins ir visi laukai. Va, viskas, visi laukai skaičiavimai atsinaujino. Kaip matot, viskas atsinaujino. Todėl Word'as dažniausiai nėra naudojamas tokiems sudėtesniems skaičiavimams. O dažniausiai, ką mes darom, tai Word'e tai skaičiuojam arba stulpelio kažkokias sumas ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu aš čia įterpčiau vieną eilutę ir man reikėtų žinoti, koks bendras kiekis, tai aš užtektų man tiesiog, reiškia, nueiti į formulę, sakyti, kad čia suma ir viskas, ir matot, ir čia, taip, ir čia suma yra, ir čia suma yra, nors šiuo atveju jau nebesąmoningos tos sumos, bet, sakykime, tokios turim. Ir labai gerai būna pasitikrinti ir panašiai.